Šeštadienis. Labai lietingas oras. Mes vis tiek nusprendėm važiuoti gariūnus. Pardavinėti. Tai oras tai tikrai toksai. Ne kažką. Kaip atrodo, o dėl ko mes norim pardavinėti šiandien, nors ir oras labai blogas. Nes turim visą krūvą šitų. Ir va, šitas jau išaugusios. Raudonas dar visai gerai atrodo. Dar yra narcizų. Irgi labai gerai atrodo. Nu, tiesiog gaila, kad nužydės viskas. Tai nusprendėm, kad gerai būtų tokių dalykų pasidalinti. Žiūrėsim, kaip čia per tokį lietingą orą susirinks jos. Ar kaip šiaip laikysis. Va, kaip atrodo, drėgnos. Na, kas bus, tas bus. Mūsų paviljonas Gariūnuose. Labai smagiai. O, kiek gėlių. Gaila lyja. Kokios mūsų mintis po šios dienos apsilankimo Gariūnų verslo parke? Geros. Draugiški žmonės, draugiški prekeiviai. Ne taip, kaip įsivaizdavom. Nu ir pardavėm tokią lietingą dieną, kas labai nustebino. Tai jo, labai daug gerų atsiliepimų, kokios mūsų gražios gėlės, kaip kvepia. Nu, geltonas tulpės didžiausią įspūdį visiems paliko. Šiaip tai turbūt parduotuvėse tokių nelabai nusipirksi, nebent specializuotos. Va, ir jeigu prieš tai atrodė Rudamina, kad fainai, tai dabar Gariūnai. Manau, dar tavo vieta bus lankytina, ne? Taip, bus lankytina. Po 2 savaičių. Po 2 savaičių varysim. Žadam apsilankyti. Taip. Sušalom žiauriai, sulijo žiauriai. Nu, bet ką, ūkininkai gidu. Power napas. Power napas buvo, mašinai namuose. Teko. Stikėlėmės šeštadienį, kas tampa įprasta. Bet gerai. Labai prasmingai dieną praleidėm. Va, šiandien labai daug lietaus buvo ryte. Nu, bet vis tiek mes nusprendėm, kad sugalvom važiuoti į Gariūnus. Tai važiavom. Suprekiavom, labai daug gavom gerų atsiliepimų, kokios gražios kėlės. Tikrai labai gražios. Ir jo, nu, kažkiek pardavėm, kažkiek nepardavėm. Va, dabar pažiūrėkim, kas vyksta lauke. Lelijos. Tikrai kaip palmės atrodo. O, didžiąją dalį, aišku, narcizų nurinkom, bet tokius gražiausius palikom dar. Va, 3 galvų. Narcizai, hiacintai jau nudžiuvo. Nu, džiūna. Tai gerai. Reiks galvoti apie dauginimą. Kaip čia tai vyksta. Mano supratimu, šitą jau susidauginus, dėl to ir leidžia 2 žiedus. Va. Jo, lelijos irgi bus, turėtų būti labai gražius. Šitas gal irgi pasidaugins. Tas būtų labai gerai. Tai narcizų gaunasi 4 rūšis, kai kurių
atrodo. Rodžiau. Ja, 4 rūšys narcizų. Tai gerai. Tai padauginsim, bus daugiau šitų gražių narcizų. Jo, ir lelijos labai faina, kad nesitikėjom, kad lelijos išaugs, bet auga. Ir dar matom, kad dar narcizų turėsim, dar kitų rūšių. Čia gaunasi va šita dalis iki tų aukštesnių. Tai turėtų būti kitokie. Bus dar ir tulpių. Jie irgi turėtų būti labai gražios. Nu, visos gėlės pas mus gražios. O, koks laukas. Geltonų. Ir ūgis fainas. Norėtųsi gal storesnio koto, būtent šitų geltonų. Nes galva sunki. Būna va tokia va situacija. Iškrenta iš vakarėlio. Nes nuo vandens apsunksta labai. Raudonas irgi gražiai šiaip. Vat, ilgiau palaikytos. Jo. Net nėra taip, saulės dabar nėra, tai jos ir neišsiskleidžia. O tas visgi, kuriomis prekiam, tai vieną lapą palikau. Žiūrėsim, ar čia GPT jau mane apgavo, ar ne. Daugiagalios irgi pradeda formuotis, ar kaip čia vadinasi. Nusava viena kokia. Faktiškai kokias 4-5 gali žiedus net suformuoti. Gal net ir daugiau. Narcizas koks dar liko vienas. Šitas dar nesužydėjusios, bet atrodys labai gerai. Ir violetinės yra. Šitas turėtų skirtis nuo šitų. Net matysim. Gal jos bus daug aukštesnės. Jo, gaunasi, kad sodinom raudonas. Ne, pirmą susodinom visas daugiagalves. Tada sodinom raudonas. Ir gavosi ten. Jo, ten susimaišė kažkiek tų svogūnų. Nebaisu. Čia prasideda geltonos. Eina iki ten. Čia gavosi, kad truputį tokių pasodinam, o čia jau kita rūšis. O, ten pasibaigė. Dar viena. O šitos eina taip. Jo. Gal supainiom. Ne tai, kad supainiom, bet neišskyrėm tų zonų tinkamai. Bet nėra blogai. Tai va, šitie narcizai balti. Visi. Dar bus labai įdomu, kaip jau visiškai nužydėjęs atrodo narcizas. Čia jau visos nuskinti. Galima net atsekti, kiek nuskinus, ar jisai auga. Ir panašu, kad auga. Neskyniau prie pat apačios. Bijūnai taip pat pradeda augti. Ar šiemet duos žiedų? Daug kas irgi nėra aišku, bet būtų įdomu pamatyti bijūnus. Per metus berods jie nesužydė nuo sodinimo. Ten miksas, tai nežinai, kokie jie išaugs, kokių spalvų. O toj daly jau vienos rūšies. Ir šitie tokie atrodė stipresni. Ir matosi, aišku, kad
gerą krūmelį formuoja. Va. Tai frezijos, kurias sodinau. Nu, tiesiog sumečiau svogūnus. Kol kas dar nieko. Nes tik tai ką tik palijo. Nu ir jos ten spausios buvo, tai ne faktas, kad iš vis išauks. Nu, bet kai dabar jau palijo, manau per savaitę gal ir duos kažkokį rezultatą. Na, ir aišku, pasadinom bulvių. Irgi bus įdomu, ar sudyks. Nu, turėtų sudygti, ko jam nesudygti. Tai tiek.